Mielieji, pirma serija. Tu primeti, ant kiek yra gerai. Ant kiek svarbu. Ant kiek svarbu, tu supras, kad tu pirmoji serijoje sėdi šito, vat, kas užaugs čia, šitas visas reikalas. Tai čia žinok, pradininkai dabar esame, gali sakyti, kad investavau. Prisidėjau prie augimo. Tai ką, sveiki atvykę į Starčyšą pirmąjį podcastą lietuvių kalba. Čia yra, dabar sėdi Ignas, čia sėdi Deividas, šios laidos svečias. Tai šiandien mes jį kamantinėsim Kalėnų klausimais ir ne tik. Tai pasiruoš, žodžiu, įtrauk dūmo gerai. Pasiruošęs. Gerą žestą padarysiu, aš tau, žiūrėk, nereklamuoju, bet padovanoju angliukų. O, ačiū labai. O, ačiū. Geri tie angliukai, normaliai dega. Išbandysim. Tai va, tai, žinai, visi dovanoja po, aš dovanoju prieš, į ateitį, žinai. Tai ką, iš tiesų, šitam vat, visam reikalui yra dabar, ką mes dabar filmuojam, video šiais vėliau, bet savaitį. Tai, žodžiu, podcastą daryti, pagalvoti, yra ketvirtadienį. Tai maždaug laiko tarpas, suprantė, ne pirmadienis, ketvirtadienis. Tai, principe, viskas vyksta labai greitai. Tai labai džiaugiuosi, kad tu sutikai, Deividai, sudalyvauti šitame podcaste. Ir bet kokiu atveju mes pagvildensim šiandien temų konkrečiai. Nujaučiu. Klausyk, prisirašiau aš čia klausimų, labai nemažai. Ir, žinai, tavo startas, nieks turbūt ne taip gerai žino, kaip tu geriausiai žinai su Kalėnais, ar ne? Tai minėjai, kad Aldivanas buvo ta vieta, kur tu pradėjai tą daryti. Kiek pamenu, greičiausiai ta vieta ir buvo, nes buvo pirmie apsilankymai, kad tiesiog nuvažiavom pasibūt, kažkaip pakūrė tos Kalėnus, tuo metu atrodė viskas kaip ir skanu, gerai, smagu. Plus, jeigu pats paminė, Aldivane vykdavo dar tie pasirodymai savaitgaliais, kur šokdavo, tai kažkaip po biškį traukė. Ir taip pradėjom, nepastebimai pradėjau leisti ant ko daugiau laiko. Būdavo, kad ir ketvirtą, ir penktą, ir šeštadienį. Ir ištisai pradėjom rūkyti ir kažkaip... Tai kiek tau metų būtų, man? 12. Gal biškį daugiau. Aš manau, kažkas apie nuo 17-18 kažkas pradėjau jau taip intensyviai ten važinėti ir stipriai rūkyti. Supratau. Bet man jų principas patiko, iš tikrųjų, aš iš jų ir paėmiau paskui vėliau parduotuvį ir kada parduotuvį pas jūs atsirado, visą laiką buvo? Pas juos visą laiką buvo, jo. Jie iš pradžių buvo mažesnė, buvo tik tai už vitrinos pardavinėjo kažkiek tabako, ten Kalėnai, paskui plėtėsi, mažino, ten ne bangom taip. Buvo vienu metu aukštą visą paskyrę parduotuviai, tada, ten bangom jie svyravo. Kol neprasigėrė vis tol. Tol veikė. Ne, ten, kiek žinau, įsiskyrė, ten jie paskui ten... Ten jo, įsiskyrė, pardavė berots ir išnuomojo tos patalpas ir baigėsi. Ne, tai jie ten iš vis bankrutavo, man atrodo. Taip. Dar atsimenu, kai Miglas tik atsidarinėjau, tai aš pas jūs važiuodavau apsipirkti, tai iki sausio mėnesio, po to jau ten 2017 čia buvo, paskui 2018 pradžia, ten ir jie jau ten klausino visiškai. Bet aš ir atsimenu, kažkiek aš tikrųjų nedalyvau ten, aš kadangi nesu kaunietis, tai neteko man sudur. Sakai, tai čia, tai palauk 17, tai kelinti čia metai buvo? O, geras klausimas. Kiek tau dabar? Dabar 34. 34, tai prieš 17 metų, grubiai. Dabar 25, o blech. Normaliai. Yra stažas. Stažas yra. Tai skaityk, jau turi tos Kalėnus 17 metų, taip, ne? Taip daugiau mažiau judini. Stipriai, ganėtinai. Tai kas tave labiausiai juose žavi? Pats procesas, kaip ritualas. Ritualas. Susitinki su draugu, pasikuri Kalėną, kalbi, siunti, rūkai. Okay. Pats kūrimas gaunasi kaip ritualas, rūkimas, toks. Bet pats Kalėnas tave žavi kaip įrenginys toksai, va. Tai žinoma, kad žavi vis tiek, unikalus daiktas, kad taip išgaut, kad tu rūkydamas gautum tokį skonį, tiek dūmų, visko. Bet tu ir kolekcionuoji Kalėnus? Turiu nemažai. Tai kiek turi? Pliama lektai skaičiavau, dabar 27. 27? Aš su savo 5 ir dėžutė plasmasinė. Dabar šiai dienai yra 27. 27. Tai koks labiausiai, tas toks, nežinau, brangiausias, ar koks, kaip brangiausias, ne ta prasme, kad brangiausias, ar gal net ir piniginė,
Kuris tau ten labiausiai iš tų? Nėra, kad būtų pats kažkoks piniginė prasme brangiausias, bet yra tas, kurį galbūt dažniausiai naudoju, tai Nubas yra tas Vulkano. Tai jis man kažkaip vien tas spalvų gama labai patinka ta trauka, kad gali su mygtuku išsipūsti taurelę. Nu, jis toks paprastai prižiūrimas, gerai traukiasi ir kažkaip daugiausiai rūkomas, nu, bent būdant namie. Tai tą kolekciją šiaip Galianų suformavai taip laikui bėgant, ar, nu, kada tu pradėjai taip juos kolekcionuoti? Nu, aišku, namai ten atsirado, viskas, tai prasme. Galvoju, aš dabar šiaip, kad tą kolekciją pradėjau rinkti, aš nežinau, gal prieš porą metų, 3 metus kažkas. O, tai nesiniai. Jo, visai nesiniai. Aišku, aš turiu pirtį, kaip pavyzdys, pirtį yra ir tų kaljanų, kurių jau nieks neberūko. Esu matęs, tai Taip, kažkur tai yra fotkė. tų senovinių visiškai, kurios reiktų išmesti, nu, bet aš juos laikau tam, kad atsimint, nuo ko tai prasidėjo. Tai tik dėl to jie visi ir guli pirtį. Tai buvo ta patirtis pirma, kaip visiems dažniausiai būna su tais paprastais angliukais apvaliais. Buvo ir galvos skausmai, ir pykinimai, ir visa ta standartinė patirtis, kuri visi turėjo su tais nuodingais praksinčiais angliukais. Prisimeni tą momentą, aš, pavyzdžiui, sekančiam epizode, kuris bus ir tuo pačiu pareklamuosiu, tai būtinai pažiūrėkit, vėliau bus, vėl išeis sekmadienį kitą. Tai aš pasakosiu, šiek tiek ten trumpai užsiminiau, kaip man teko apsirūkyti, žodžiu. Tai buvo toks momentas, kad tarkim... Buvo, aš manau, kad visiems buvo... O atsimeni tą žiauriausią, kur ta prasme, kur ten... Ne, nėra to, kad kažkoks būtų įstrigęs, būtent, kad ten būčiau ar atsijungęs, ar kažkas tai būtų pykinė, ar kažkas. Nu, bet atsimenu, kaip ir visiems, kad buvo prasti tabakai, buvo prasti angliukai, būdavo 1-2 kaljanai, grįžti namo plyšta galva. Nu, tai čia būdavo klasika tuo metu, nes norėdavai daugiau rūkyti ir automatiškai turėdavai galvos skausmą. Supratau. O tai aš kaip supratau, kaljaną turi patį mėgstamiausią, tai tau yra Nubas, ne? Jo. Nub Unique. O brandas apskritai kažkoks tau mėgstamas kaljanų srities. Nebūtinai ten kaljanų pačių, bet... Galvoju, praktiškai Kaune, kur lankausi tose vietose, tai visi jau kaljanistai, draugai, visi žino, kad kaip aš ateinu, man reikia kurti karmą. Tai realiai baruose visur mėgstu rūkyti karmą. Per karmą, ne? Jo, nes jinai turi tą klasikinę gerą trauką, tą burbuliavimą tokį, dažniausiai tą šachtą ilgą. O kuris dizainas tau labiausiai patinka iš karmą? Ta sukta man labiausiai. 3-0? Jo, 3-0. Man kažkaip klasika. Žiauriausiai, man... Stovi, matai, va dar ten pas mane. Jo, man labiausiai patinka, ne? Nes kažkaip, blema, tas medis vis tiek kažkiek tai traukia, tos lėkštelės graviruotos, nu, labai gražiai. Jo, karma ukrainiečių brandas iš ties labai rimtas. Tai man irgi patinka. Ir aš pas save turiu kolekcijų gal 8 karmas ar 7 skirtingas. Turtingas žmogus. Pririnkęs. Klausyk, o pats nemėgstamiausias? Dabar galvoju. Gal tos pirmos alfos? Tos visiškai pirmos? Jo. Jos man per lengvai traukėsi, tiesiog tokia, nežinau, man jinai gal šiek tiek žaislinė atrodo. Tokia labai kažkaip, traukia nieko nejauti. Kaljan balį norėtum į kolekciją? Aišku. Supratau. Bet ar tu pats šiaip toks išrankus esi? Kaljanam, tabakui, viskam. Tabakui tai labai. Tabakui labai, ta prasme, pas mane patį namie realiai tik vyrauja iš juodo, tai yra tik tais vienas gamintojas, kurį perku. Iš šviesaus, yra keli, bet šiaip, labai stipriai atsirinku. Ir pats tokius labiau stipresnius mėgsti? Stiprius, dabar praktiškai vien tik juodo. Vien tik juodo? Vien tik juodo. Okay. Ir nebūna taip, kad nusidaužai? Ne. Kažkaip jau tiek išaugo arba jau tiek pripratau, kad per vakarą surūkyti 3, 4, 5 vien tik juodo nieko. Okay. Nei galvos skauda, nei tiesiog įprastas parūkyti. Su kokiu, pavyzdžiui... Su kuo taip? Kažkokiu tipsu ruošiant kaljaną. Neišsiplės. Tokių specifinių nelabai, nepergraus taurelės pagrindas. Supratau. Aš tai turiu vieną tipsą, bet aš žinai, ką pasakysiu iš karto, kur aš pasinaudoju situaciją, nes dabar Starčyša, ar ne? Jūs galvojat, Starčyša, čia, okei, čia pasileidinos projektas, bet aš trumpai pasakysiu, kas čia, kodėl Starčyša.
Tai vienintelė pasauly ir pirma pasauly ir ne iš vieno žmogaus išgirdau tai. Jam šitam brandui dar yra labai nedaug, bet tai yra vienintelė pasauly online kalėnų bendruomenė. Ir jinai bazuojasi school.com. Tai nuoširdžiai visus kviečiu prisijungti. Ten aš asmeniškai ir beje tave kviečiu. Aš tau atsiųsiu linką, nemokamai prisijungsi. Ir galėsi, kaip sakoma, savo gerąją praktiką pasidalinti. Tai va, tai aš duosiu labai gerą tipsą, kur pasakosiu apie kalėnų taureles ir būtent prijungimą prie kalėnų. Nes esu sugalvojęs būdą, jau kai kurie gal net ir žino tą būdą, žinai, su popierium. Įdomu. Su popierium, žinai būdą tą? Įdomu. Su kuo? Su popierium vietoj. Ne. Su popierium vietoj silikoniniais tarpiniais. Ai, šitą žinau. Tai pats daręs daug kartų. Va, matai, tai aš kitaip ir nedarau iš tikrųjų. Ai, dažnai naudoji. Net ir dabar rūkom taip pat. Jo, šitą žinau, esu pats daręs. Ta prasme, ir kelionėse dažnai tai daręs. Bet seniau darydavai taip ar? Ne, gal seniau. Kažkaip aš visada su ta silikoninė tarpinė, aš ją gerai nusiplaunu, išsivalau. Kad ir tą patį, ta prasme, kalėną rūkai, baigėsi sensas ir tu ant to pačio kalėno, tarkim, nori rūkyti, gerai išsiplauni, išsivalai, kad užsidėtų vėl ir viskas. Nes įprastai, jeigu nuvalysi, jinai tiesiog nesilaiko. Ok. Klausyk, bet kalėnai tai kaip kalėnai. Bet tu man vieną temą paliesk. Tiksliau palieskime būdų. Volkswagen Caddy. Klausyk, kas čia dabar? Čia ta prasme hobis, aš supratau šitą momentą, bet tas tavo Caddys tai čia yra ikona Kauno, man atrodo. Nu, nėra žmogaus turbūt, kas nežinotų jo. Jo. Nes jisai visur ir ne tik Kaune, visur, ta prasme, būna net žmonės, kad ir Vilniuje neužkalbinau, čia, sako, tu Caddy turi, sako, smagus. Ai, sako, taip, ne? Būna tikrai buvę ne kartą, kad įni žmonės prieina, sako, seku tave, sako, tipo, nenustok daryti, įdomu, tipo, kelk ir panašiai. Tai tikrai buvę ne kartą ir ne du, kad prieina kažkas ir kažką pasako. Ok. Iš geros pusės, aišku. Nu jo, iš geros pusės, tai nes Caddys ir buvo tas pirmas, kuris įstrigo labai. Nes iki jo dar buvo ir kabrioletas pirmas golfas, buvo ir šiaip pirmas golfas, bet kažkaip jie taip nesužavėjo, kiek išvažiavimas su Cadžiu į miestą. Kiek iki šiai Caddy? Po 5 nustau skaičiuot. Po 5 nustau skaičiuot. O tai šiaip po kelintų metų, ne? 87. Tai palaukiau, čia po 3 metų tie rudi numeriai? Ne, aš jį palikau ant švediškos registracijos ir registravau jį ant savęs dėl lietuviškos biurokratijos visos ir... Smaugia, ne? Smaugia, kaip ir viską. Kaip ir viską. Bet planuoji Lietuvoje registruoti? Ne. Neplanuoji, ne? Ne. Ai, dokumentai mano vardu, nėra tikslo registruoti. Švedijoje jisai skaitosi kaip istorinė mašina. Tai... O technikinis kaip yra su tokia mašina, nereikia pravarinėti jos dažnai? Tenais ne. Tenais nereikia, ne? Ai, čia reikėtų. Kiek metų čia? Čia reikėtų ir kelių mokestį ją mokėti ir daug dalykų. Pas mane jis iš vis, ta prasme, jis yra tiek perdarytas parodom, kad galimai nuvažiavus į regitrą, ten įsižiotų ir sakytų, važiuok iš. Ok. Jisai, ta prasme, per daug Lietuvoje biurokratijos ir neleistų net galbūt... Registruoti. Okay. Jo, nes jis yra stipriai per žemas, galinė važiuoklė yra perdaryta, gale vietoj kūzavo yra ąžuolo masyvo sudėtos grindys. Nu, labai daug dalykų yra tokių, kur galimai netiktų registruoti. Bet tai jie tai netrukdo vairuoti. Nu, bet išmetimas vidury mašinos kaip kaminas tai trukdo. Manyčiau. Už vairo? Už vairo gal ne, bet čia toks iš galo žmonėm. Tikro kalėnisto mašina, žinai, kur tipo... Iš tos pusės žiūrint jo, nes kaminas į viršų, dūmai eina į viršų. Ok. Tai šita mašina realiai buvo tas momentas, kur stipriai tave, kaip sakyt... Nu jo, čia buvo tas, kur labai stipriai patraukė, nes kiekvienas išvažiavimas būdavo daug pakeltų nykščių į viršų, daug nuotraukų, šypsenų ir panašiai. Okay. Tai kažkaip taip ir patraukė, kad toliau puoselėti. O tai sekantis projektas yra koksai? Yra dar ne vienas. Tai namie dar stovi SLS 500 Mersas, tas filmų garsus senas. Paskui yra pirmas golfas, bet tas pats pirmas su siaurastopis vadinamas.
Ir dar turiu Suzuki autobusiuką japonišką, kur Lietuvoje tik vienas yra toksai. Ok, tai ta prasme, kiek čia mašinų, palaukiau, aš jau pamečiau. Iš viso 4 kol kas. 4 mašinų. O motociklai? Turiu motociklą, turiu ir supermoto, ir keturatį, ir vandens motociklą. Bet šiaip tokie kaip, pramoga labiau, ne? Jo, motociklai gal daugiau kaip pramoga, pagrindinė pramoga vandens motociklas, o keturatis paliktas toksai žiemai rudeniui, o supermoto vasarai geriem oram. Tai labiau išleidžia tau pinigus ar uždirba, tarkim, gerai, nekalbu, biškai nusimečiau nuo temos, bet kalbant apie automobilius, tuos, tarkim, uždirbo tau jie kažkiek, tarkim, ar žinomumo labiau gal? Tai Kedis davė žinomumo nemažai, nes ta prasme su juo užaugo labai stipriai publika, o kažkiek jis yra ir atpirkęs, nes ta prasme yra samdę ir reklamom jį filmuot, už tas reklamas yra mokėję pinigus. Kiek? Yra mokėję, aš net dabar galvoju, daugiausiai. Gal 600 yra sumokėję už reklamą. Yra po 200, po 400 tokių. Ai, taip, tokių visokių. Neblogai. Kažkiek tai uždirbėt, bet ne tiek, kiek išleista. Ne, bet tai matai, jisai neprašo valgyti labai stipriai. Dabar neprašo, tiesiog stoja garaže. Benzas ten dyzelis? Kaip? Benzas? Dyzelis. Dokumentuose benzas, bet sudėtas. O variklis paliktas Kedžio, ne, ten viskas? Ne, variklis aš sudėjęs Golfo ir dar jisai modifikuotas ten stipriai. Tai dar kokiam BMW yra ką veikti aplenkti. Ai, kiek kilovatų gal? 136. 136, o. Ir jisai tonos nesveria. Tai netoli Nemuno Žydų gyveni, gali šauti ten į tą. Galiu, nes važiuoja tikrai smagiai. Supratau. Čia tema visiška, nes iš tikrųjų tai neturim daug Kalėnų entuziastų turbūt, kurie taip sukasi mašinas, tvarko, remontuoja. Dar galėčiau ir daugiau daryčiau, tiesiog laiko kam trūksta, nes tų mašinų dar planuoju pirkti vieną projektą. Tai. Klausyk, bet tu šiaip verslus žmogus esi, ta prasme, ar aš gerai atsimenu, tu planuoji tuos namelius medžiuose? Taip. Ir jau kaip ten su tais reikalais? Taip, pagaliau po ilgų dokumentacijų ir visko gavau projektą patvirtintą. Tai projektas jau viskas sudėliotas, patvirtintas ir pradėjau, prieš žiemą spėjau tik tai įsilyginti aikštelę, sutvarkyti pagrindą ir viskas. Tai dabar jau laukiu, kol leis orai, toliau judint darbus ir Tai kiek namelių bus? Projekte suprojektuoti 5. 5 nameliai, tai ten su patogumais tokie, kaip supratau, tokie luxury, ne? Jo, ten bus su džekuzė, jau su viskuo, 2 žmonėm privačiai. Yra dar vienas suprojektuotas vidury miško, kad galiu kasti tvenkinį, tai bus ant tvenkinio kranto, vidury miško, turėtų atrodyti labai nice viskas. Bet... Šitam gale iš vis nelabai yra čia. Šitam gale nėra visiškai. Nieko. Viskas kažko, jeigu nori, turi važiuoti vas ne už Kauną. Jo. Nes tas pats atokampis, jeigu žinai, kad jis ganėtinai toliau, gal reikia pavažiuoti iki jo. Ok, idėja gera. Daug pinigų kainuos? Visi 5 kainuos. Aš skaičiavau, čia priklausomai, kiek pats galėsi visko padaryti, ar tavo aplinko žmonės. Jeigu viską samdyti, tai vienas namelis apie 30 gali kainuoti. Vienas apie 30? Taip, jeigu pats kažką darysi, gali ir į 10. Tai čia... Ant to žaidži. Tai karkasiuką pasidarai? Jo, karkasas. Aišku, dar turi susitvirtinti rėmą, nes viskas bus medžiuose, ne ant žemės. Taip, kokiam aukštį? Svarstau dar tos aukščius, dar dėl aukščių nesu nusprendęs, bet stengsiuos aukščiau kelt, kad būtų didesnis efektas žmogui atėjusiam nuomotis. Taip, bet tai kaip tu įsivaizduoji, gerai gausis, tu kalienistas, automobilius turi, motociklai, tie keturačiai, išlendi iš namelio į keturatį, važiuoji į Nemuno Žiedą. Viską apjungsiu. Maladės. Ir suspėti, tai reikia viskas svarbiausia. Klausyk, verslus žmogus, ką dar tu veiki daugiau taip? Tai mašinų prekyba, autodetalių prekyba, Vokietijoje statybų įmonė. Visokiausi tokie. Kuo daugiau stengiuosi ištraukti iš gyvenimo. Šėryklų pasidariau, kuo daugiau. Panašiai. Kad kažkada būtų galima nieko neveikti. Klausyk, Kalėno barą norėjai atsidarinėti ir atsimenu, kai tu man atvažiavęs buvai, sakai, čia Kalėno barą atsidarinėti. Tai dar ir patarimų davėjai. Geras buvo patarimas. Geras buvo. Pasinaudojau ir pravertė.
Tai galiu papasakoti? Gali. Sako, nu, čia planuoju Kalėnų barą, sakau, tai kaip su kaimynais reikalai ten? Nu, tai kaip, nu, normaliai, tipo. Nebuvo normaliai. Buvo normaliai, ne? Iki pirmo kaimyno reikėjo nueiti. Iki pirmo nueiti. Ką pasakė? Pasakė, kad nebus čia jokių, nepasirašinėsiu niekur. Eikit iš čia su tais barais, sako. Čia, sako, geriausiu atveju bus ledainė, o ne baras. Ledainė. O tai čia centre? Dabar aš galvoju, ta vieta... Jo, jinai buvo netoli Soboro berods. Čia labai senai buvo jinai, tai... Jo, ten buvo jinai netoli Soboro, kad užteko nueiti iki kaimyno pirmo. Ir jis pasakė, kad, sako, aš niekam nepasirašinėsiu, sako, čia geriausiu atveju gali būti arba parduotuvė, arba ledainė. Jokio baro čia, sako, man nebus. Ir viskas. Griežtai, ne? Griežtai. Ir ten, net, nu, ta prasme, nebuvo jokių, kad gal kažkaip... Ne, ten buvo, nepasirašysiu, net sako, galit nedaryti. Ir tuo ir pasibaigė. Ir net, bet tai buvo skaičiavęs kažką jau, nu, nes tu ir kalėnų prisipirkęs ir, nu, kolekciją. Aš viską turiu, ne tik kalėnų, aš taip pačiai turiu ir tų taurelių, man atrodo, apie 40. Turiu absoliučiai viską, ta prasme, barui, jeigu, ta prasme, gavus patalpos, kurios nereikalautų kažkokios didelio remonto, kad atimtų daug laiko, tai realiai galėčiau tiesiog eiti ir dirbti, nes viską turiu. Svajoji apie barą, ar ne? Žinoma. Norėtum, ne? Jo, kažkada, nu dabar. Norėtum šitos katorgos, ne? Norėčiau vis tiek kažkaip. Man tai patinka, čia buvo geriausiai vienas atvejis, dabar Marijampolį, man prie jo žmogus sako, čia mano brolis, ar sako, nori man tavim pasikalbėti. Kada čia galim sutikti, sakau, kokiu klausimu, sako, nori Kalėnų barą atsidarinėti, Marijampolį, žinai. Sakau, tikrai nori Marijampolį atsidarinėti Kalėnų barą. Sakau, tai jau viens yra. Nori dar kankintis. Ne, sakau, jeigu jis pats dirbs, tai jo, sakau, jeigu nori, tai tada gausis. Čia toks, žinai, momentas yra labai stipriai reikia pasvarstyti. Aišku, jeigu žmogus tikrai nori, tai why not. Bet žinant, kiek reikia įdirbio įdėti, kiek reikia sveikatos, noro ir to dar nepakanka. Ir kiek neturėsi laisvų vakarų dienų, savaitgalių ir panašiai. Jo, tai va ta tema tuo pačiu, tu pastebėjai šiaip, kad kalėnų rinka, kaip tu galvoji, jinai šiuo momentu, va, pavyzdžiui, dabar kol mes kalbam, ne, jinai tavo manimų Lietuvoje pakilo, ar kaip tik sumažėjo. Čia net vienas iš klausimų buvo, berods, dabar va, kol tu pradėsi temą, aš net surasiu tą klausimą, žinai, kažkaip pat iškilo. Dabar labai sunku, bet aš manau, kad dabar biškai pakritus rinka. Anksčiau kažkoks buvo didesnis ir žmonių susidomėjimas, ir pats pirkimas, ir visko ieškojimas. Dabar kažkaip, turbūt ir pats matai, kad tose pačiose grupėse, viskas apmirė. Ta prasme, nei žmonės kažko ieško, nei kažką stipriai, kad pirktų. Tiesiog, kas turi, tas turi, kai daugumai išsiparduoda, nes atsiranda šeimos, vaikai negali rūkyti namie ar dar kažkas. Ir kažkaip atrodo, kad taip nėra, kad jinai ristųsi žemyn, bet tiesiog. Tai va čia Elvino klausimus buvo ir aš dabar va, kaip tik ir paskaitysiu, tai kaip manote, ar kalėnų kultūra Lietuvoje auga, ar priešingai smunka, tai mes jau atsakėme į klausimą, kad jinai smunka realiai, arba jau bent jau neauga. Panašu. Ir kokie pagrindiniai skirtumai tarp didžiųjų miestų ir mažesnių miestelių? Pastebėjai? Matai, mažesniuose miesteliuose nelabai yra. Yra tavo, Šiauliai užsidarė, kas liko, Klaipėdoje yra. Vilniuje tai žinoma yra. Utenoje net nebuvo. Druskininkuose nėra. Buvo, bet nebėra. Prienuose buvo, dabar dar galvoju, ar dar yra. Kur taip? Prienuose. Nebėra. Uždarė. Uždarėsi? Uždarė. Okay. Nes jo, pažinau, aš ten kas buvo atidarę, bet nebeveikėjau. Tai Prienuose kalbėjo, kad liktais ten prie tilto naujoje kaviniai planavo atidaryti. Tai jie atsidarė, bet jie nemanau, kad ten kaip pagrindinė veikla jų ten. Bet jie nepaleido jų. Ten terasui, Šarūnų ten terasui. Ten terasui, jo, bet kiek žinau, kad likti jis nepaleido. Tai Birštonės skveras ten, ta prasme. Bet jisai tik vasarą ten kažkaip įsiduoda. Bet esmė, kad maži miesteliai gal ir galėtų turėti, bet kaip ir neturi, nes turbūt mažai jaunimo. Ir kaip galvoju, po 5 metų kaip bus? Po 5 metų. Norėtųsi, kad plėstųsi, augtų ir daugiau būtų. Bent kaip pavyzdys, kad turėtų druskininkai. Nes vis tiek kurortas, manau, atvažiuoja daug žmonių, tai pats ir aš važiuoju, ir daug draugų važiuoja, ir visi ieško, kur rūkyti, tai natūralu nėra kur rūkyti, vežėsi savo. Tai
norėtųsi, kad daugiau miestų turėtų ir kad turėtum kur nuvažiuoti prakyti. O ir tuo pačiu, va, tam klausime dar buvo, kuo Lietuvos rinka skiriasi nuo Vokietijos ir Rusijos, kokios naujausios rinkos tendencijos, tai net ir kuo, gal net panaši, ar kuo skiriasi, kuo panašiai, va, kaip tu galvoji. Tai nuo Vokietijos ir Rusijos, tai ką, pas juos tai viskas galima. Pas juos, ta prasme, ir tabako akcizai kitokie, ir kainos kitokios. Ir... Negali sakyti, Vokietijoje pakilo dabar? Pakilo, bet vis tiek, bet kokiu atveju stipriai mažiau negu Lietuvoje. Nepasakyčiau, ten, ar net dabar 200 eurų akcizas, ne, šikas. Dabar Vokietijoje šiai dienai, jeigu perki, aišku, priklauso nuo gamintojo, bet grubiai 200 gramų kainuoja nuo 19-20 eurų iki 24 eurų. Prieš tai 13 kainavo. Prieš tai nuo 13 iki 16 kainavo. Čia 200 gramų? 200 gramų. Priklauso nuo gamintojo. Ne, 200 eurų nebus, aš neatsimenu, iš tikrųjų, kiek ten dabar pakilo. Aš irgi dabar nepamenu, bet aš žinau, kad 200 gramų pakuotės kaina. Tai akcizas pakilo taip, bet kokia atveju pigiau negu čia. Bet geriausias tai tas buvo 25 gramus pasidarė, tipo, čia laimėjo kažką. Galvojo, kad laimėjo, bet labai trumpam ir patys panaikino. Jo, realiai tai apsikrovė visi belekai. Apsikrovė labai stipriai, patys vokiečiai užprotestavo ir viskas grįžo atgal. Tai turkai ten gal užprotestavo. Turkai, jo. Tai iš tiesų sakyčiau, kad aš taip, pavyzdžiui, manau, kad net Lietuvos kaljanų rinka yra tokia, nėra gal tokia nei tarp išlikimo, nei tarp augimo, dabar stagnacija gal atsakyčiau tokia iš vis, daug kas susidarė, tiek ten tas Taip. džinas ir... Bet lyg girdėjau, kad grįžta. Nežinau, iš tikrųjų. Mačiau ten kažkokie žinutės, abejoju, kad žada lyg, bet kažko aiškaus kaip ir nėra. Pamatysim, pagyvensim. Šiaip Vilniuje tai dabar tų vietų kaip ir yra, atrodo. Vilniuje yra, ten ta viena dabar persikėlė į kitas patalpas ir kiek girdėjau, kad labai stipriai. Labai stipriai. Taip. Labai stipriai atsigavę, labai turi didelį pasirinkimą, gerai kuria, gali stipriai pakurti. Tai dar neteko išbandyti, bet draugai keli minėjo, tai... Aš buvęs. Tikrai išbandysiu. Patiko? Jo, šiaip iš tikrųjų normaliai, viskas tikrai ne turkiškas, ten koks kaljanas, žinai, senas. Tai va, man svarbiausia, kad nes būdavo irgi Vilniui nuvažiuoja, irgi jau kalėnistai, kai kurie žino, aš ateinu, sako, tau nebus nieko stipraus, sako, į kažkur kitur ieško. Tai dabar žiūrėk, man labai tie klausimai patiko iš grupės, kaip sakoma, mūsų žmonių, kurie uždavė. Tai dabar Karolis klausia, kaip manote, ar kylant veipų kainoms Lietuvoje vėl sugrįž geri laikai kaljanams, prieš veipų erą kaljanai Lietuvoje buvo ant didelės bangos, tai klausyk, čia gal net ir iš dalies ta stagnacija gal ir atsirado dėl to, ne? Aš manau, kad veipai numušė turbūt 70-80% žmonių, kurie iki tol rūkė kaljanus ir paskui perėjo ant veipų. Aš pažįstu ne vieną ar ne du žmonės, kurie taip perėjo tiesiog dėl to, kad jiems nereikia nieko kurti, jie gauna ryškų sodrų dūmą ir, aišku, kas užmakaluota, žinai. Taip, paskui jie po kurio laiko verkia, kad ten kosti dūsta, nemiega. Plaučių gabaliukais. Taip. Ir dabar jiems rūkant kaljaną jau jisai nebesuteikia tokio skonio, kokį suteikdavo iki tol, nes jau receptoriai gavę chemijos, o tą chemiją sunku išvaryti. Ten briedas baisus. Taip. Jo, realiai sutinku, kad tai įtakojo stipriai, net Palangoje vienu momentu labai buvo hypas neblogas, ten ir terasuose visur, kaip tik veipukai pradėjo judėti viršų. Labai daug numušė veipukai, labai, tai tikiuosi, kad jos draus visiškai ir grįž kaljanų erą į viršų. 7 miglos Kaunas klausia. Išvardykite top 3 kaljanų prekių ženklus. Tai davai. Top 3 man? Jo. Tai Nubas, Karma, Maklaudas. Ok. O be kaljanų, tarkim, jeigu paimtume, vieną kaljaną, vieną brandą anglių ir vieną, pavyzdžiui, gerai, tabako, neminėsime, apie tabakos kalbam Staršišos puslapį skūlę, nes čia per podcastą labai negalim įsiplėsti daug. Tai ten daugiau apie skonius, apie viską diskutuosim. Tai klausyk dabar Anglys. Tai kurios Anglys tau labiausiai patinka? Šiaip, kiek teko daug bandytų anglių visokiausių, ten vieni pelenuojasi, vieni smirda, vieni kaitros nelaiko,
Vienu metu tas Kumar, kai buvo atsiradęs, nu, tikrai gerai, buvo labai gerai. Tai dabar nežinau, kaip dabar paskutinės partijos. Nebus jau. Ne. Jau nebus anglių kumarų. Tai va, tai tuo metu man jie labai patiko, nes kažkaip laikė gerai kaitrą, mažai pelenavosi, kaisdavo normaliai. Tai Ten ir kokybė gera, bet kaina, aišku, aukštoka. kaina aukštesnė būdavo, bet, nu, už tą kainą gauni kokybę. Man kokoloko šiaip visai atlipo ir kažkaip... Va dabar aš išnaudoju. būtent šitų nebandęs dar, tai va, bus proga, bus proga išbandyti kaip tik. Jo, bet jie rebrandinsis, tai čia dabar irgi likučiai, kaip sakyt, čia dar užsakymą padarim, tai po 8 vienetus pakeliais belie kiek prisimti, tai Čia. dabar... O tai ką jie rebrandinsis? Nežinau, koks tiksliai bus kitas Ai, dar brandas, ne. bet nežinau, kodėl tai daro, bet esmė, kad nu, jie iš esmės tai gamins tie patys, tik tai brandas kitas. Na, Principe, bus kokybė perklei- neturėtų turbūt keistis. Perpakuotas. Jo, tai klausyko, gerai, apie tu kalėnus išvardinai, tai pasakyk dabar taip, iš tų 3 kalėnų, nu gal net nebūtinai iš tų, kurį iš jų pasiimtumai? Pirmas, į gamtą, į terasą ir į negyvenamą salą. Arba net kokio tipo kalėną, nebūtinai brandą. Mhm. Į gamtą, į terasą ir negyvenamą salą. Į gamtą tai įmečiau greičiausiai, dabar net galvoju, kažkokį tai mažą, paprastą, patogų. Nu, nebūtinai mažą, bet kad būtų patogus surinkimas. Turiu aš tokį, iš tikrųjų turiu mašiną įvežiojusi. Visur jisai su manim keliauja, vokiškas. Jisai dabar nepamenu tiksliai jo pavadinimo, RVD, MS šis, ne? RVD ar aligatorius Ai. kažkoksai, bet jisai... Mažiukas toks. Jis nėra mažiukas, jis gal kažkiek čiut mažesnis negu šitie, bet esmė jo greitas surinkimas, jisai iš nerūdinčio plieno, difuzorių gali reguliuoti išsisukti ir nusiema visa lėkštelė kartu su taurele. Tai realiai gamtoje, jeigu tu nori rūkyti, nori persikūrinėti, nori greitai nusiplauti, pasiruošti, labai patogus daiktas. Tai pas mane mašinoje jisai visur važinėja. Tai į gamtą, į terasą. Į gamtą, į terasą. Į gamtą tai jaučiu, ne, į terasą pasimčiau tą patį nubą savo. Į terasą greičiausiai mažesnę kažkurią karmą neščiausi. Okay. Kažkaip aš pratęs prie tos traukos burbuliavimo. Nu, negyvenamą salą. Negyvenamą salą, maklaudą, kad būtų kietas tvirtas ir Iškirsti, ką nors. būtų galima kažką Užmušt kokį. užmušti, gyvūną ar kažką. Supratau. Klausyk. Kalėnais. Tu aš apie ką. Nujaučiu. Na, jaučiu, sako. Vytenis klausė, ne visai į temą, bet dėl ko drikstys įsižeidė. Tu man plačiau papasakok, kas čia buvo fizikai. Aš tai nesupratau visiškai šito. Long story. Davai, važiuojam. Ten buvo komentaruose, ten buvo kažkur kažkas, tai, matai, labai senai vyko, tai čia labai dabar sunku atsiminti viską smulkiai. Kas jam atsitiko? Esmė, kad buvo ten kažkur komentaruose, aš kažką pakomentavau, bet nepamenu, ar tai buvo po jo kažkokio įsireiškimo, ar po kažko kito, kad jisai man atrašė kažką nesąmonę. Nu, ten kaip Tai klasika. jis ne iššūkis ten kažkoks buvo, kad tipo, davai čia, kad followerių, kas turi virš 10 štukų, tai tiek. Ai, tai šitas buvo dar seniau, čia tuo metu aš iš vis buvau Dubajui dar. Tai jo, ten buvo, kad jis ten ieškojo, man atrodo, viršilai priešininko, ar kažkas ten buvo, kažką siūlė iš followerius, nu, ten aš kažką pakomentavau. Atsikeliu ryte, žiūriu mirga, tas mano Instagramas, ten draugai pritagina, ten jisai prirašęs kažko. Ir pasižiūriu, nu ten parašęs, jisai atrašęs į tą mano komentarą, užtaginęs ten ir panašiai. Nu ir paskui jis ten man rašė, kad galim susitikti ten, tipo, vos nestart kovą, bet gavosi, kad mano Dubajų kelionė buvo ten tik prasidėjus, tai natūralu, kad aš Dubajų užtrukau, jiems reikėjo kovos, tada grįžau, po kokios savaitės gal vėl atsirado, vėl parašė, kad tipo galim, tada Vokietijoje buvau, bambas, sakau, seniai, aš Bet tu šiaip toksai, toks, blemba, žiūriu, aš esu kažkada užgaudęs komentarus, tu ten kur, kai šauni kartais, tai aš galvoju, blemba, drąsus žmogus. Pas mane nėra, palauk, pats žinai. Ne, tai gal jisai įsižeidė, kad
Užstūmiai per stipriai. Tai palaukia. Žmogus irgi stumia stipriai, tai visi gali įsižeisti. Jo. Bet tai gal su Dikščiu į kovą? Ne tas lygis. Tas. Čia ta prasme. Ne, tai su juo gal... Ne, geriau žinai į auksinį protą. Verslumo. Į kažkur ten galima, bet ne į kovą. Į kovą čia, nu, kur žmogus profesionaliai sportuoja, ūgis koksai viskas, rankos ryčias. Nu. nėra šansų. Žiūrėk, dar įsižeis, čia kalbam. Ką jūs čia kalbate, čia teikit pakovot geriausiai. Kaip tik jam žinomumas dabar, kad kalbam. Į podcastą kvieskit Kalėnus. Paprašys, tai džiaugis. Žinomumas. Buvo atvykęs kažkokį verslą siūlė. Rimtai. Kodėl nesutikai? Tai skaičių nepateik. Į auksinį protą reikėjo. Skaičius kepsniai skaičiuoja gal? Nežinau, ten buvo labai nekas. Bet aš terasą tuo metu stačiau, tai man pohui buvo. Nes čia atsimenu atvarė, aš ten dar su darbiniais rūbais išlindau. Sakau, ką nori. Ai, bet tai. Verslo. Kažką su statymais ten. Jie ten, karočią, sako, davai, sako, duok štuką eurų, aš atnešiu 2. Po mėnesio. Skamba gerai. Ką sakau, stumdysit koks. Tokį va. Kai galvoju, rimtai reikalai. Nu, bet pasiūlymas skamba gerai. Ne, sakyk tu, ką nori, ką žinau, man tai neskambėjo labai gerai, bet kas gali ateiti ir pasakyti, žinai. Paremkti tuos skaičius, kažkaip ten patvirtinti. Na, aišku, 100 štukų minusas. Valstybei. Daro savo. O kaip tau su mokesčiais sekasi? Man taip nėra. Moki. Aš moku, ramus. Ramus. O tai kaip su namą pradėjai? Kažkiek pradėjau. Nu, projektas yra. Kiemas kaip ir padarytas. Namui pagrindai jau irgi kaip ir paruošti. Tai šią vasarą viską pradėsiu judinti. Žinai, su namu. Kitokie reikalai, čia ne barą atidarytų. Daug daugiau reikalų, žinai, viską suruošti, supirkti. Sužiūrėti viską. Sužiūrėti darbininkus, tos pačius traktorius lyginimus. Bet tai tu pats linkęs taip pats darytis, kaip supratau, daug ką, ne? Ta prasme... Kiek įmanoma jo? Nu, labiau gal dėl išlaidų ar taip patinka? Tai ir kažkiek yra tame patirties, ta prasme, esu ir pats dirbęs, ir išmokęs ten tam tikrus dalykus, tai... Kažkiek tame gaudausi, tai norisi ir kažkiek žiūrėti, kad vis tiek namas stataisi ne metam, ne 2, ne 3. Nu, stataisi tam, kad jame gyventum ir kad jis tau tarnautų, kaip sakoma. Tai nesinori, kad pastačius namą po metų pradėtų per sienas vėjas pūst ar ten trukinėti sienos. Tai norisi kažkiek prižiūrėti tą visą reikalą ir kad viskas gerai būtų. Vytenis Miliūnas klausė, kokie nauji produktai Kalėnų rinkoje palengvina naujokų gyvenimą, pavyzdžiui, elektroniniai HMD ir panašus sprendimai. Ar yra prieinamų variantų ne tik kaip brangios demonstracinės versijos? Suprantu, kad patyrę rūkytojai mėgsta viską daryti pagal taisyklės, tačiau naujokai dažnai susiduria su prasta pirmąja patirtimi arba perdegusiu, arba beveik be dūmų veikiančių Kalėnų. Koks ilgas klausimas. Tai dažnai atbaido juos nuo tolimesnio domėjimuose. Kaip galima tai pakeisti? Tai pradinis tas, tai bandai tą Aeoną? Ne, jeigu atvirai su tuo elektriniu nesu susidūręs, nesu bandęs, negaliu pasakyti. Kažkada buvo mintis parsisiųsti, išbandyti, bet kažkaip atbaidė mane tas, nežinau. Jisai virš 200 kainuoja, man atrodo, tas daiktas. Jo. Bet ten aš bandžiau jį. 2,5 Principė tai tas pats, kas anglis naudotam pagal kaitrą, jeigu. Ir kaitra reguliuojas ten, kiek mačiau. Reguliuojas kaitrą ir nėra skirtumo, ta prasme, nes iš AliExpress'ų buvo pasisiuntęs tą šūdiną tokį, tai ten nieko gero, tai kaitros nebuvo. Ten sulūžo, paskui galiausiai nukrito, ten tas keramikinis šūdas kažkoks, žinai, temų. Yeah. Tai principė tą galvojau irgi siūs, bet tą kitą jau paskui. Yeah, kol kas kažkaip... Brangokas, jis brangokas. Jo, bet manau, kalėniniai, pavyzdžiui, tai jisai pasiteisintų. Kalėniniai. Anglių nenaudoju. Anglių nenaudoju, sutaupai, taip. Razečių tik tai prie stalų reikia. Elektrą naudoju. Nes ten neblogų. Jis nėra įkraunamas. Ne, jis įsuka, kada ten dar kilovatų, man atrodo, normaliai. Ai, tai jis...
nelabai dar ir apsimoka turbūt. O ką Vytenis minėjo dėl būtent naujokų patirties, tai tam ir Start Šiša ir Start padaryta Šiša. yra. Ir ta community, kurią būtent aš pradėjau kurti, jinai yra skirta tai patirčiai padaryti kuo įmanoma normalesnei, nes sutikim su tuo, kad žmonės dažnai nežino ir iš to nežinimo prisidaro nesąmonių. Taip. Ir iš tų nesąmonių po to susigadina patirtį ir kas gaunasi, kad Parduoda kaljaną ir meta rūkymą. jo, tai papildomos išlaidos, kurių nereikia, aišku, kaljanas ir taip papildomos išlaidos, bet jos, žinai, nepateisina noro lūkesčių. Tai tikrai kviečiu prisijungti, ten tikrai daug informacijos tiek kaljano pasirinkime, tiek tabakų, tiek kūrimo principuose. Dabar pradėjau rylsiukus leisti būtent trumpus tokius principė, kad apie taureles, apie visus tuos niuansus, tai tikrai į čia rekomenduoju prisijungti, kad žiūrit ir tuos momentus įspręsit. Čia labai daug nepakomentuosim iš tikrųjų, ar ne turbūt? Tas tai taip, jo, vienareikšmiškai. Tai ir klausė dabar Kęstutis, kuo skiriasi kalėnų taurėlis ir kaip išskirti tinkamą. Nu tai pavyzdžiui, suasmeninkim klausimą. Tau asmeniškai kalėnų taurėlis, kurios tau labiausiai limpa? Aš pagrindinę namie naudoju tik solarį. Solerį? Lygus dugnas? Jo, man lygus dugnas paprasta, tu jeigu nori lengviau, tu pasidarysi lengviau, tiesiog iš šviesaus prisidėsi arba taip pačiai skylutę pasidarysi vidury, norėsi sunkiau, pasikimši juodo, turėsi stiprų. Ir esmė, kad sensai išlaikysi ilgą, gali naudoti oblaką, bet čia jau vėl žmogui, kas stipriau rūko, ar kas nori, gali su prideginimu ar panašiai. O šiaip planuoji dar savo kolekciją kalėnų plėsti? Žinoma, stoju iš... Kas minty? Norėčiau mamai kolover dar nusipirkti. Aita. Man dėl to, kad, mašinos, amortizatoriai, dizainas. Bet dėl dizaino ten iš esmės. Tik dėl dizaino. Ta prasme, aš nenoriu jo kaip modelio, kad kosmosas. man ten patiktų dėl rūkimo. Esmė čia tik dėl dizaino, kad kažkiek primena mašinos detalę. O stimulationas, pavyzdžiui, tau toks mechaninis kalėnas. Irgi patinka. Neturi? Ne. Jei galėtum padaryti dabar bet kokį projektą susijusį su kalėnais, tai kas būtų, pavyzdžiui, tai kalėninė? Kalėninė. O šiaip kalėną norėjai, kad nors pagaminti savo? Ar iš vis kažką pagaminti susijęs su kalėnu? Kalėną ne. Mūsų vienas bendras pažįstamas gamino. Tai žiūrėjau jo patirtį, buvo labai ilga ir varginantis bandymai, darimai, matavimai. Tai kažkaip niekad nebuvo minties savo padaryti, nes labai daug reikalauja laiko, visokių matavimų, visko ir gaunasi, kad to kalėno savikaina Lietuvoje labai stipriai išauga. Ja, aišku, jeigu gali pats daryti, tai dar kažkas gautųsi, bet... Taip, tai kažkaip. Ja. Nebuvo minties, nežinau, kas susijęs su kalėnais, tai ką dabar daryčiau, tai tik tai kavinė nebent. Apie barą taip pat norėjau paklausti dar. Jeigu, tarkim, tavo baras būtų, ne, tu tai pasvajokim. Kokį tu jį padarytum? Kuo jis būtų kitoks nei visi esantys? Pradėčiau tai nuo, nežinau, norėčiau, kad būtų visada tvarka ir kokybė. Kad nebūtų taip, kaip būna dauguma barų, kad atsidarė, pradžioj gerai kurkim gerus kaljanus, duokim žmonėm, prisitraukiam klientus ir tada po biškį mušam kokybę. Nenoriu aš taip, noriu, kad nuo pirmos dienos ta kokybė išliktų iki pat galo. Aš jau geriau daugiau sumokėsiu už tą tabaką, ar ten už kaljaną, ar už kažką, bet kad žmogus gautų visada kokybišką, gerą dūmą, sodrų, skanų ir kad visas sensai išliktų. O pats dabar dar apie kolekciją kažkaip norėjau paklausti, nepaklausiau, tai koks ten yra pas tave dabar kaljanas, pats rečiausias, tarkim, kur unikaliausias, kurį turi? Galvoju, kad tokio kažkokio itin reto nėra. Manau, kad tas pats snubas, tas, kur turiu, būtent tas modelis, ganėtinai retas, kiek žiūrėjau, jau nebėra, negaliu nusipirkti. Nėra nei oficialioje parduotuvėje, niekur. Ta prasme, ieškojau netgi galvojau kažkur tais per eBay'ų ar dar kažkur, niekur jų nėra. Būtent to modelio. Nubai. Ja. Tai manau, kad jisai šiai dienai turbūt nėra jis ten super kažkoks brangus, bet, panorėjus jį būtų sunku gauti dabar. Tai manai, kad, o šiaip kaip tau Lietuvoje pasirinkimas
prekyba dabar vat, Nėra didelė. Vien dėl to, dėl karo. Tai skaitykim, Rusijos rinka kaip ir prisidarius. Maklaudą jau nelabai gausi. Nes visur, kad ir parduotuvėse, kiek žiūrėjau, turi daryti užsakymą. Jis ten, nežinau, ateina, neteina. Bet esmė, kad karas sustabdė didžiąją dalį tų kaljanų. Tai pati Ukraina kiek duodavo, kiek Rusija duodavo. Nebėra jų. Tai jie atmušė daug dalykų. Karolio, kitas klausimas dar buvo, jūsų nuomonė, kokie įstatymai labiausiai trukdo išvystyti Lietuvos kaljanų kultūrą į aukštesnį lygį? Tai pagrindė tabako akcizas. Vienas pagrindinių čia dalykų, nes akcizas tikrai nėra adekvatus. Ir draudimai visokiausi, negali elementariai reklamuoti kaljano, nieko negali daryti su reklama, kas susijęs su kaljanais. Net mes rūkyti gal negalima, ne? Tikiuosi galim. Ne, matai, čia yra gal šiek tiek kitaip, mes gal šviečiam labiau, ar ne? Čia Nes mes tas šviečiam, švietimas nepardavinėjam. Jo, aš iš tikrųjų apie... O šiaip tu priklausomybę turi kaljanui? Turiu. Turi. Kiekvieną dieną. Ar įprotis gal čia, ne? Ir įprotis, ir gal priklausomybė, nes, praktiškai kiekvieną dieną į dieną po kelis. Šiandien jau mano gal 2 ar 3 kaljanas. Ok. Bet gali, pavyzdžiui, ištverti be jo nerūkai? Galiu, yra kelionėse, išvažiuoju kažkur, nėra nerūkai. Dirbi? Yra rūkai. O kai dirbu, nerūkau, faktas. Pagrindas, būna per pietus parūkom, būna vakare parūkai, bet taip nėra, kad sėdi dirbi rūkai. Ištisai. Aš taip, pavyzdžiui, galiu būti ir savaitę be jo, man... Būna, kad užsinori, būna toj pačioj kelionėj kažkur išvažiuoji ir, atsikeli ryte, ten kažką paveiki ir kažkaip vakaras ateina, noriu parūkyti. Tai Dubajui buvai varėjai kalėnės, ne? Jo. Buvai hukaplėse? Ne, Dubajui buvau. Dubajui daug išbandžiau kalėninių, išbandžiau ir gatvėse ten visur. Kiek kainuoja? Įvairiai, galiu nupirkti dabar galvoju, kad nepameluot, gal nuo 15-20 eurų grubiai iki 150 eurų už kaljaną. Tai sumokės ir tiek. Ir kaip ten ta kokybė? Tai, tie pigesni, tai automatiškai jie nebus geri. Ten dažniausiai kūrėsi su alfakeriais visokiausiais ir panašiai. Tai ten toksai kažkiek parūkai, bet nedarūkai. O tas, kur 150 mokėjau, tai jau gavau per Vūką su Darkside'u, kaip priklauso viskas. Na, aišku, kaina buvo atitinkama, bet ir parūkimas buvo. Bet tai dabar ten rusai labai užjudėjo tam Dubajui, tai... Jo, bet esmė, kad vis tiek tie visi arabai ir panašiai, jie privežė tų savo alfakerių ir pagrindė visur vyrauja tas alfakeris. Tai jeigu kažko geriau nori, turi eiti į prabangų restoraną arba prabangų barą, tai kažkur kažką gausi geriau. Supratau. Dalyvis anonimas, nepasiskelbęs, klausė... Bet iš tą klausimą net iš tikrųjų atsakymą jau žinau, čia tiesiog paskaitysim ir aš pasakysiu, ką toliau daryti reikia. Tai kaip ir nuo ko pradėti naujokui ruoštis kaljano naudojimui. Laiku ir vietoj paklaustas klausimas, junkitės į Starčyšą. Skūlę. Viską pasakyti. Jo, bet kokiu atveju tiek Deividas, tiek aš atsakysim ir tu anglų kalbą šiaip kaip dalyvauji? Mokė? Suprantu, jo. Suprant, rašyt gali? Rašyt, skaityti. Čia GPT Yes, no. Yes, no. Tai va, tai kalbant apie naujokus, tai žmogus klausia, kaip taisyklingai dėti tabaką į taurelę, kiek pilti vandens į kolbą, kaip teisingai rūkyti, kiek ilgai traukti, kokios pertraukas daryti, kokie užkandžiai labiausiai dera prie kaljano ir ar tiesa, kad norint ištesnio dūmo į kolbą galima pilti pieną. O čia tas dažniausiai sulaukęs klausimas. Lygiai taip pat, kai sako, ar žolę galima dėti į kaljaną. Čia naujoko klausimai dažniausiai tokie būna. Pieno pylė į kolbą? Kas nepylė? Aš nepyliau. Vieną kartą pyliau. Tai pylė. Kažkada senai. Aš irgi labai senai. Aš labai senai pyliau, bet aš buvau padaręs klaidą. Aš pyliau paprastą pieną. Karviais? Vos ne panašiai. Liūto. Ir gavosi, kad užputojo ten visas tas pienas, pilna šlanga pieno, pilna žandai pieno ir panašiai. Šiaip su vynuogių sultim visai... Tai esu bandęs ir su vynuogių sultim, ir su sidru, ir su ko mes tik nebandė. Gazas muša per... Ir su šampanu esam rūkę. Žinai, jaunystė, darnystė, kaip sakoma. O aš visai nesiniai prieš kokius porą metų su kola esu. Ten nežinau, kaip sugalvotų žmogus. Tiesiog kolos gal turėjau, net vandens neturiu, pripylį kolos žiūriu, žinai, galvojau, ten aikštelį kažkur buvom nuvažiavę, žinai.
su automobiliais, pripylė kolos. Ką žinau, nu pradžioj tipo gazas, Nu, vis tiek aromatą anglė turėjai. rūgštė. Neturėjau nieko ten. Nieko. Va, kas turi aromatą ir kas faina ir aš esu daręs ir tikrai pasidalinsiu su Aršyšoj būtent skulę patirtim, tai esu daręs arbūzo kolbą. Aš norėjau šitą daryti praeitą vasarą, bet kažkaip tais. Tai va, arbūzas sultys ant tiek duoda tikrai. Duoda skonio efektuką. savo. Jo, duoda ir viršui dedi, aišku, apelsino taurelę darai, ten rūkosi ten belekiek laiko tas kalėnas. Tai nes apelsinas dreikina tabaką dar. Jo, tai tas dėl apelsino, aišku, plus pats arbūzas jisai irgi iš savęs duoda, tai aišku, ten sublenderiuoti reikia vidų, ten yra tokių niuanciukų, bet principė gerai gaunasi. Tai pieno tai aš nepilčiau vien dėl to, kad sugadina labai patį kalėną, šlangą iš karto ten plaut Turi plaut kardinaliai, jau negali tai palikti, surūks ten viskas. Jo, ir surūksta, tai ne, Aš kažkaip- nedarykite. Vasarą, jeigu vasarą, tarkim, rūkau ar kažkaip, tai ledukų dažniausiai pristedu į kolbą. Jo, Kuo šaltesnis vanduo, tuo tirštesnis dūmas, skaniau rūkyti. ten vaisių gali įsimesti, Vaisių, jo. bet, nu, tie vaisiai tai ten irgi klausimas, ar ten kažkas. Nelabai ką padeda, aš bandžiau visokiausius vaisius dėti. Nėra, kad kažkokį ten super skonį jie dadėtų ar kažkas tai būtų. Efektyviausiai su kuo jaučiasi, tai ledukai. Kuo šaltesnis vanduo ar ledukai. Galima dar kolbą pašaldyti šaldytuvą ar kamerą, viskas. Tai šlangą. Bandai šlangą pašaldyti. Jo, Išaldyk lymentį 10 minučių dūmas, kaip iš bazukos. taip, šaldu irgi. Jo, bet paskui bazuka šiaip dar geras visai prikolas. Biškai numuša, aišku, skonį šiek tiek. Turiu jo bazuką, man jo gal nepatinka, kad šiek tiek numuša skonį. Tokį biškį negauni tą skonį, kokį norėtum rūkyti. O kokius užkandžius mėgsti prie kalėnų? Prie kalėno dažniausiai aš nelabai ką užkandinėju. Pagrindas, jeigu kažką geriu, tai arba vanduo su citrina, arba gira, arba arbata. Viskas. Pagrindiniai dalykai, nes vis tiek kažkiek džiovinis smegenis, tai turi atstatyti tą. Bet šiaip aš, pavyzdžiui, tai prieš patį kalėnų rūkymą, tai stengiuosi tada pavalgyti. Šiaip kažką, va, jeigu, tarkim, Nu, normaliai. man irgi tai būna, va, jeigu mes pietum susitinkam, jeigu pietus kažkiek vėluoja ir tu gaunasi, kad parūkai prieš pietus, tai jau biški numuša tą norėjimą valgyti. Nu, jo, bet daužo labiau tas. Daužo, tai man Jo. patinka. Aš vien jo dar rūkau. Nežinau, o kazanską granatą darysi? Nesidaręs, o mokiau daryti kazanską? Ne, Tai pažiūrėk ir Ilsą, kaip darau. Paskutinis mano. pažiūrėsiu. Vienas Nes iš tikrai paskutinių. nedaręs. Tai va, žodžiu, ten labai paprastas reikalas, folijoje dedi, karščio kamerą be dugno, dedi overpaką su kauburėliu šiek tiek tabako, gali dėti, nespaudyti labai, kad airflow nesugadintum to vadinamo oro srauto, kad trauka lengvesnė būtų. Dar šiaip visai gerai pasidaryti, nu, tai jeigu sudėti tabaką, tai skylutes tokias prajudini ir tada dedi tą karščių kamerą be dugno ir ant viršaus foliją. Ir tada 4 anglys eina, tai užkaista ilgiau, kalpoką naudoti reikia, nu, tą vadinamą vėjo apsaugą. Jo. Ir kai užkaista, tai jau ten smiginis būna konkretus, ten jau taip Bet stipriai. Nėra panašu į kaip su prideginimu. Ne, nes prideginimas iš karto jisai duoda. Nu, prideginimas, Iš karto, jo. ten mygom. Iš karto. Ir po ten kokių, nežinau, 20 minučių ten skonis būna anglies. Nu, jis, jo, labai trumpas rūkimas. Bet šiaip Stiprus. kiek kalėna, šiaip laiko, vat, sesija, kiek trunka pas tave? Žiūrint keliese rūkai. Jeigu rūkau, tarkim, pasikūriu, aš, nu, kaip pavyzdys, su draugė dažnai rūkom, tai nuo iki valandos, 50 minučių, matai, intensyviai rūkau aš ganėtinai. Tai tas sensas toks, kad jaustųsi normaliai skonis apie 40 minučių pas mane. Jo, realiai tai sutinku dėl to, aš, pavyzdžiui, irgi taip galvoju, kad ir turbūt žinai tą, kad kalėną, kai pasikūrė, iš karto nepuoli traukti. Ne, turi pašilti. Pašyla? Kiek pašyla? Aš šildu apie 7 minutės. Na jo, panašiai. 6-7 minutės. 7 minutės, tai jeigu dedi dar vėjo apsaugą, kad taurelį greičiau iššiltų, tai kokias 5, Taip. porą dūmų, tada žiūri, kad jau normaliai viskas, o su kiek anglių rūkai? Paprastai. Žiūrint, kaip pasikemšu taurelę, kaip stipriai, jeigu kemšuosi vien juodą ir noriu biški stipriau, tai rūkau kokią 10-15 minučių su 3. Pasižiūriu tą kaitrą, kad nedegtų, maždaug pasigaunu tą tokį viduriuką ir su 3 paskui nusiemu, kad nesudegint galutinai. Į galą senso dar dasimeti, tą 3. Ja. Aš tai iš vis sakau, kad, pavyzdžiui, kalėnų sensas jisai ir turi trukti, nu, okei,
Kalėnų bare paprastai deklaruojam, kad valandą 30 minučių tu Jo. rūkai. Bet priklausomai, aišku, kiek žmonių rūko. Šiaip iki 3 žmonių dar normaliai. Nu, Ir kaip rūko? Bet šiaip geriausiai kaip po vieną. Taip. Nu, kaip vadinam, ta būtent sesija, jinai trunka pakankamai gerai, jeigu pakankamai ilgai, jeigu vienas ant vieno, kaip sakyti. Ir aš net tokį bajeriuką visai paleidau, nes netipu, žinai, kas yra gangbangas bare? Nežinai? Riešk. Kai vieną kalėną drožė 7 žmonės. Kalėno bare. Nu, nes realiai ir gaunasi taip, kad tu neparūkai normaliai. Taip. Malonumo nėra, kaip sako, kažkas per ilgai šlangą burnoje Jo. laiko. Jo, nes ir taurelė, nu, automatiškai kalėnas, taurelė prisitaiko prie to traukimo. Kitas žmogus paėmęs, jis kitaip traukia. Tai tu vėl kitaip, nu, skirtingai dega tabakas, skirtingą dūmą gauni, skirtingai rūkai. Tai pas mus kompanijai dažniausiai irgi, nu, mūsų jeigu rūko 3-4, tai pas mus ir kalėnai būna 2-3 mažiausiai. Ir vienas jau būna ant paruošimo, kad nešt kitą. O šiaip turi kažkokių žmonių, kuriuos seki Instagram'e ar kažkur kalėnų srity, užsienyje ar Lietuvoje, nežinau. Užsienį tai ne, nu, tai Lietuvoje tai kas kalėnistai, tai tu, Elvinas, iš tų, kas seku, jeigu Instagram'e. Tai čia turbūt pagrindiniai, nežinau, ką sekčiau. Aš viską perėjęs pats jau, man ant tų kažkokių papildomų pamokų nelabai aš kažką Jau išmokau. pats gali dalinti pamokas, jau pridalinai. Pats galiu, nu, kažko naujo išmokti, aš įpratęs, žinau, kaip aš rūkau, žinau, kaip stipriai rūkau, žinau, kiek rūkau, tai man jau kažką naujo išmokti jau sunku būtų. Nu jo, iš tikrųjų, nelabai čia tu kažką ir prigalvosi labai daug. Būtent, nelabai kažką prigalvosi. Yra pats skūrimo ritualas, tu žinai, ką nori rūkyti, kokį skonį, nu būna, vieną kartą nori saldžiau, kitą kartą gaiviau, kitą kartą rūkščiau. Pasidarai, taip ir rūkai. Supratau. Tai ką, prikalbėjom čia, aš tai iš tikrųjų labai Išsekęs? džiaugiuosi, kad ne, išsiekęs, tai čia ką, tai čia gali sakyti. Realiai tai, žinai, čia kaip tik atsipalaiduoji, taip smagu, žinai, tas Relaksas. viskas. Kalėnų pasikalbėjom žiūrėdavai? Esu žiūrėjęs, aš atsimenu, kaip tu leidai. Čia jau senai buvo labai. Per COVID. Jo, per COVID. Tai čia buvo praktika. Dabar jau galima, kaip sakoma. Dabar jau galima aukti. Aukti galima. Nu tai reikia, žinai, žiūrėti. Reikia aukti, negalima stovėti vietoj. Aš galvoju, anglų kalbą dar paleisim, bet nu, kol kas dar biškiai anksti, bet nes čia reikės. Reikės. Jo. Bet čia pastebėjau, aš pats pastebėjau, aišku, šitą dalyką, kad Pabaltį iš vis mes neturim kažko, vat, žmogaus kažkokio, kuris Ne, neturim. nei Latvijoje, nei Estijoje, Ne. nieko nėra. Ne. Realiai. Tai bus gerai. Bus Judėsim, ne? Bus geras šuolis. Yra vietos, kai sako, patobulėti. Tai va, tai klausyk, šiaip, ko tu palinkėtum mums visiems ir Tai savo? Starčišai, tai ką palinkėčiau, kad sėkmingai augtų, plėstų bendruomenę savo, išmokintų daug naujų žmonių, galbūt nemokančių ar nežinančių, kaip pasikurti taisyklingai kalėną ar skaniai rūkyti. O visai bendruomeniai tai, kad plėstųsi ir augtų ir nepamirštų, kas yra kalėnas, o ne čiauptų to savo veipus vadinamus. Jas reikia mes laukia rūkyti. Atsimeni, bet šiaip labiausiai tai kalėnai kažkaip vat, nu, Lietuvoje per COVID buvo sujudėję, ta prasme, sritis. Aš ir pats tą šopą, kai atsidariau, ir ten ne vienas aš dar buvau, ir ten vienas iš tų žmonių. Atsimeni prikolą, tą, kur jisai taurelę, ne taurelę, jisai karščio kamerą įsukinėdavo į foliją. Taip. Būdavo laikas, o Ką ką? tu manai? Taip, sako, švaresnė išlieka. Tai paskui prikola šovė, kitas visą kalėną įmovė į foliją. Tai švaresnis lieka. Švaresnis lieka kalė. Tik iš vidaus gaila nepadarė, žinai. Iš vidaus dar reikia foliją iškloti. Ten tai buvo žiauru, ten prigalvojęs žmogus, buvo visokių nesąmonių. Nu ja, keisti kai kurie žmonės. Nu. Jo, bet iš esmės tai aišku reikia tobulėjimo to tokio ir aš pastebėjau, kad kuo daugiau tu tą darai, nesvarbu ar gerai ar blogai, vis tiek galų gale kalbėti apie tai reikia, ar tai klaidos ar neklaidos, vis tiek tie momentai yra, kaip sakyt, svarbus kalėnų kultūrai.
Man tik tai kad gaila, žinai, kad žmonės, kurie deklaravo, kad seniau deklaruodavo, kad čia reikia plėsti kalėnų kultūrą, pažiūrėk, kaip klausimus uždavinėjau grupse. Nei vienas neuždavė. Ten, kur labiausiai reikšdavosi. Kur labiausiai jo kalbėdavo, dabar ne vienas nenori pasireikšti. Jo, nu tai va, gaila, tas, žinai, kad toks gal dvigubi standartai kažkokie, vėl kažkas daro kažką ir paskui gaunasi, kad tu, tipo, nepalaikai, žinai, tai va, gaila to, tai norėtųsi gal iš šito momento, žinai, kad žmonės labiau palaikytų vieni kitus. Na, aš asmeniškai tai einu už tai, kad man nebūtina gauti naudą kažkokią materialinę dėl to, kad kažkas ten, man net negaila, tegul tik tai plečia, tegul uždirba, tegul fabrikus daro, tegul gamina, nuo to tik tai geriau yra. Tai faktas, tai kiekvienas baras, kiekviena parduotuvė ar kiekvienas žmogus kažko prekiaujantis turi savo klientų ratą. Tai ta prasme, pilna Lietuvoje žmonių, pilna rūkančių, pilna kuriem įdomu, pilna kurie galiausiai pirks kažką iš tavęs. Tai ar jis pirks vienur ar kitur? Ne, aišku, nesakau, pasipykti reikia, ten, žinai, kad... Taip, pasipykti natūralu. Ten nuomonę apginti visą kitą, bet tai ir lėmė paskui, kad tas ignoras kaip tik ir žudo, žinai, tą visą kultūrą, nes vieni kitus ten, žinai, nori papjauti. Nu, ne tai, kad papjauti, bet net bent nepalaiko, žinai, ir paskui gaunasi toksai. Nu jo, konkuruoja, pykstasi. Bet aš bet kokiu atveju manau, kad nereikia apsiriboti Lietuvą, bet kokiu atveju tai, mes podcastą darom lietuvių kalba, nes, geriausiai ją mokam, kaip sakoma, tai tas momentas ateis, kai galėsim daryti ir ne tik lietuvių kalba, tai bet kokiu atveju manau, kad į gerą einam ir Lietuva turi būti ta vieta, ta šalis, kurioje augtų ir plėstųsi, nepaisant to, koks tas akcizas, nors ten ir po 3 metų mokėsim 105 eurų už kilogramą akcizą, realiai 27, jei neklystu, man atrodo 27, tai po 2 metų 105 euriukų bus. Tai va dabar ką kainuoja. Tai kiek 200 gramų kainuos? Tai tu klausi apie 200 gramų, tu klausi apie 5 gramų. Apie 5 gramų? Nu tai va, tai kiek kainuos, kokie 17, aš manau, 18 eurų. Kosmosas. Atsimeni prieš kelis metus, kas buvo, galėjai ten labai pakankamai pigiai nusipirkti. Tai aš atsimenu dar tos laikus, kaip galėdavai ten 100 ar 200 gramų nusipirkti už 10 litų. Tai. Oficialiai, parduotuviai. Taip. Apie ką mes kalbam dabar, kaip iškilo. Jo, bet čia tik tai vien dėl to, pavyzdžiui, čekai, ką yra padarę, tu girdėjai, akcizas kaip krito 100%. Oho. Atskyrė kalėnų. Atskyrė tabaką kalėnų? Jo, kalėnų tabaką nuo cigarečių. Jo, ir krito. Ir gavosi realiai paprastas efektas, kad visi Europoje pradėjo varyti į ten. Iš jos perka, ten iš Čekijos būtent daug kas ir kaina labai stipriai skiriasi net ir Vokietijos. Taip pačiai su Vokietija, ta prasme, kad ir tas akcizas kažkiek pas jos pakilo. Bet dalis Europos iš jų kaip pirko, tai perka. Jie, vokiečiai net patys deklaruoja, kad pas juos vokiečiai patys mažiau nuperka tabako negu aplinkinės šalis. Aplinkinės šalis daugiau nuperka ir išveža tabako negu vokiečiai. Nors turi draudimą... Turi draudimą vežti, bet visi kaip vežia, taip veža. Jo. Tai toks biškai įsikreipęs reikalas gal. Visiškai įsikreipęs čia. Nesuprantu logikos taip iškelti akcizą ir prarasti klientus, kai tu gali sumažinti ir turėti daug klientų ir didelius pardavimus. Ir iš akcizo gauti pinigus. Matai, politika yra taip sudėliota, kad neskatinti rūkymų, žinai, ir viskas. Bet žmonės, kurie rūko, jie rūkys. Jo, jei nauji žmonės, kas atsiranda, tai jie, aš manau, kad turėtų būti apšviesti taip, kad nebūtų blogiau. Taip, bet ar žmogus pirks veipą ir nuodysis save 10 kartų labiau su veipu, ar jis rūkys kaljaną ir bent nekosės plaučiais. Plaučiais nekosės. Tai ką, Davidai, mūsų podcastas jau į pabaigą. Labai džiaugiuosi, kad tu tikrai, kad malonu mes aptarėm. Labai norėjau paklausti, gerai, kad tą klausimą uždavė apie tą. Nes pats būtum paklausęs. Pats būčiau paklausęs, tai jau paklausėjau. Tai va, tai širdingai dėkoju. Ir tikiuosi, kaip sakoma, kad toliau viskas judės. Pats aktyviai pakomentuosi, reiškiesi čia visame kame ir mokysi. Aš tą patį darysiu. Stengsiuosi, kiek įmanoma. Palauk, tos reikia. Viskas, ačiū tau.
Prašom.